Noriu pasidžiaugti, kad Lietuvoje mes jau galime įsigyti vaisingųjų augalų rinkinius, kuriuos kažkada veždavomės iš Vokietijos. O juos sukūrė Marija Treben. Marija Treben buvo labai giliai tikinti. Nuo pat jaunystės, nuo vaikystės labai domėjęs vaisingaisiais augalais ir buvo įsitikinus, kad Viešpats kiekvienam negalavimui įveikti sukūrė, pasodino, išaugino vaisingai augalą. Taigi tų augalų mišiniai jau ir ant mūsų stalo, ir mūsų vaistinėse. Pats populiariausias vaistažolių mišinys – Bitterer Schwedentropfen. Šios tinktūros pritaikymas, derinant su kitais vaisingaisiais augalais, įvairiais atvejais, labiausiai ir išgarsino Marijos Treben vardą. Tai tikras gyvenimo eleksyras, geros sveikatos stiprinimo priemonė, kurios neturėtų stikti nei vienoje namų vaistinėlėje. Taip tinktūrą Bitterer Schwedentropfen apibūdino Marija Treben. O dabar, gerbėmieji žiūrovai, mes visada, kai iškyla daug klausimų ir norim sužinoti labai kompetentingą nuomonę iš labai patikimo žmogaus, tai skubame į onkologijos institutą pas fitoterapeutą Juozą Ruolę. Taigi mes šiandien su ta knyga būtent Sveikata iš Dievo malonės, kurią parašė Marija Treben ir kurių rinkinius mes matėm labai daug jau jų, mes įdomu, kokia jo nuomonė. Vaistažolių pasaulis susidaro iš dviejų dalių. Tai yra liaudies medicina, liaudies medicinos fitoterapija ir moksliškai pagrįsta fitoterapija arba klinikinė fitoterapija. Labai džiaugiuosi, kad susidomėjo žmonės gerbiamos Marijos Treben liaudies medicinos patirtimi surinkta Vokietijos, Austrijos žemėse. Apsidžiaugiau, kad tos pačios vaistažolės, tai ir dirvinis asiūklis, medatkos kraujažolės, dilgėlės, kiškio kopūstai, lipikas, dedešvos, rykštenė, takažolė, balinis ajeras, pataisai, kiaulių, taip pat jos yra aptariami ir siūlomi. Yra graži praktika, graži patirtis taip pat ir onkologijoje, kur gal labiausiai drąsiau išmanau. Noriu visgi vertinti gerbiamos Marijos du preparatus, tai Schwedenkrauter ir rinkoje esančius Schwedentropfen. Jeigu jūs geriat 4-5 rūšių vaistus tablečių pavidalu, reikėtų ne po valgomą šaukštą dėti į arasiuklio arbatą, ar dilgėlės, ar lipiko, ar takažolės, bet po arbatinį šaukštelį. Jeigu dar esat posveikiai, dar tik funkciniai negalavimai, įsipilkite arbatinį šaukštelį į vandeninę ištrauką ir pagerinsit organų biofizikinės, biocheminės charakteristikas. O asiūklis, medatkos ir visi išvardinti, taip pat ir moksliškai įrodyta, jų priešuždegiminis veikimas pirmiausia. Gerbiami žiūrovai, gerdami arbatas mes pirmą, ką išlošiam, tai išgaunam priešuždegiminį veikimą. Nėra uždegimo, o uždegimą lydi 7 ardančios organus ir audinius medžiagos. Nėra uždegimo, nėra ardytojų, nėra ligos pradmenų. tą suvokit. Kokią nors patinkančią vaistažolę gerkit, kiekvienoje vaistažolėje yra priešuždegiminių medžiagų ir jūs išgausit priešuždegiminį efektą ir tuo suardysit organo užpuolėją bakteriją, virusą, vėžį ir organizmą užtvirtinsit įgimtą savireguliaciją. Amolas ir kraujospūdį mažina ir yra išleisti preparatai iš jo išekstraguoti įvairūs, bet taip pat naudojami buvus prostatoje vėžiui, išaukštinta ir pagerbta visgi vaistinė Veronika. Ir štai gerbiama Marija Treben siūlo žmonėm, kuriems yra tokia širdgėla, gerina centrinės nervų sistemos darbą, taip arbatinį šaukštelį 5-6 kartus dienoj, vis su šviežiu karštu vandeniu užpilt, palaikyti ir išgert ir normalizuojant centrinės nervų sistemos darbą. Vaistinė Veronikai patirtis jos apvainikuota gražiai. Visgi reikėtų pusvalandis prieš valgį arba valandą po valgio vaistažolių vandeninės ištraukas, spiritinės ištraukas, nes maistas visgi neutralizuoja veikliasias medžiagas esančias vaistažolėje. Taigi knygą Marijos Treben sveikata iš Dievo vaistinės mes radom ir pas ponę Editą. Kuo jūs patraukė tą knygą?
Pirmiausia, mane patraukė, kad yra pristatomos būtent žolelės, tai kas yra natūralu. Aš radau savo naudingos informacijos, kuris susijusi yra su mano liga. Tai yra būtent su cukriniu diabetu antro tipo. Ir aš perskaičiusi šitą knygą, tiesiog įsigijau žolelių cukrus. Ir vien tik geriant vaistus tokio poveikio nebuvo, kaip aš pradėjau gerti šitą žolelių arbatą. Kaip pagalbinė priemonė jinai yra tikrai nuostabi, nes jinai pirmiausia neturi šalutinio poveikio ir tai yra vis tiek natūralu. Aš tiesiog dedu 4 šaukštelius į termosą, aš pasidarau tos užpilu verdančių vandeniu ir jinai pritraukia ir aš dažniausiai tą termosą nešuosi į darbą ir paskui gurkšnoju. Visos vaistažolės išvardintos yra siūklė ir medatkos ir takažolė tikrai veiks, jeigu mes iš jų padarytų arbatų išgersim 2-3 litrus. Ar esant uždegimui, ar esant infekciniam procesui, ar esant navikiniam procesui, po radikalaus naviko pašalinimo, saugai nuo nepasikartojimo, nemažas vandens kiekis, bet garbė Marijai Treben, kad ji nesiūlo iškart gerti stiklinėm, o po 2 gurkšnių. Gerbiami žiūrovai, atsiminkit, po 2-3 gurkšnius visada visgi patarčiau kreiptis į gydytoją ir ar suderinama, arba kreiptis į vaistininką, ar suderinami šitokie sudėtingi preparatai kartu su jau geriamais vaistais. Tad sėkmės mokantis ir leidžiant knygas, kuriuose išmintis yra paremta perdavimų žinių iš lūpų į lūpas, sėkmės su pavienėm ar keliom vaistažolėm, remiantis mūsų autorių parašytomis knygomis, bei gerbiamos Marijos Treben šlovė jai.